Sveiki, sveiki. Šiandieną pristatysim visą atlygio planą, kaip naudingiausia pirkti, nuo ko pradėti ir kaip atsispindi pats mūsų atlygio planas. Ir šiek tiek pasistengsiu trumpai paaiškinti palaipsniui. Mes turime įrašus kiekvieno komisinio atskirus, tai jūs galėsite kreiptis į tą žmogų, kuris jums davė šitą įrašą. O šį vakarą su jumis Aušra Stankevičienė ir aš palaipsniui pabandysiu jum perteikti mūsų nuostabų atlygio planą Yes Global kompanijai. Labai dažnai žmonės klausia, kokia produkto kaina. Ir jūs be abejo, turbūt, jeigu dirbate kažką panašaus su pardavimais, visą laiką žmonės užduoda, tai kokia ta produkto kaina. Tai aš šiandien nekalbėsiu daug apie produktą, ant kiek jisai veiksmingas, unikalus, tai yra maistas ląstelėm, sukurtas pagal naujausią technologiją. Ir kiekviena iš šių dėžučių, dar mes turim kitus produktus, turi daugiau nei 15 išskirtinių pagal naujausias technologijas atrinktų patentuotų ingredientų. Ką tai reiškia paprastam žmogui, kuris pabandytų, pavyzdžiui, tuos ingredientus susipirkti atskirai, ane? Kiekvienas ingredientas maždaug mėnesiui kainuoja apie $30. Tai jeigu jo dėžutėje yra 15 ingredientų, tai gautųsi, kad dėžutės kaina $450. Čia aš jau labai taip maksimaliai paskaičiavau, gali būti, kad jūs rasite arba pigiau tą ingredientą nusipirkti, arba dar brangiau. Bet galiu pasakyti, kad kiekvienas atskirai ingredientas tikrai neturi tokio didelio poveikio, kuris yra sudėtas į šią formulę, kada kiekvienas veikia papildydamas vienas kitą, todėl mes turim labai gerą rezultatą, gerdami, pavyzdžiui, visą mūsų sveikatos trikampį. Tai be abejo, už tokią kainą turbūt nei vienas nenorėtumėt pirkti tokio produkto, sakytumėt, jisai čia ką paauksuotas, ane? Bet kompanija būtent pasistengė ir tą dienos normą mum pasiūlė įsigyti atskirai vienoj dėžutėje. Jūs galite produktą įsigyti tik už 40 eurų. Nuo 450, kaip ir minėjau, jeigu sudėta atskirai, visa viena dėžutė mėnesiui jums kainuotų 40 eurų. Jūs galite tai pirkti iš konsultanto, kuris bendradarbiauja su kompanija. Jūs turite galimybę tapti pastoviu vartotoju pagal poreikį pats tiesiogiai iš kompanijos ir, aišku, turite galimybę tapti ir verslo partneriu, ne tik tai sau pirkti gerą produktą, vartoti ir tvarkyti savo sveikatą, bet padėdami kitiems jūs galite ir užsidirbti. Ir paketai pas mumi yra, lyderio paketas kainuoja $102, tai yra 3 vienetai produktų, bulderis $408, 12 vienetų, pasirinktinai kokius norit produktus įsidedat į krepšelį, o pionierius pats geriausias ir naudingiausias mūsų paketas yra $884, turi 26 produktus. Ir čia dar parašius, kiek turi kiekvienas paketas PV. Tai šitus skaičius palaipsniui žmonės įsimena, kai pradeda dirbti, taip atrodo lentelė. Dar yra kompanijoje konsultanto paketas, bet jisai skirtas ne Europai, čia daugiau Afrikai šitas paketas skirtas, tai kiek žinome, pas juos tikrai nėra galimybių pirkti didesnių paketų, bet čia net ir parašyta, kad Pionier paketas neturi jokių apribojimų. Produktai, kodėl aš kalbu tą naudingumą jums? Produktai, kada perkate per paketą, vienas produktas kainuoja $34. Žiūrėkit, jeigu grįžti, bet pavyzdžiui, pionierius 884, 26 produktai po 34 ir gaunasi $884. Ir
Pakete produktas kainuoja $34, ane? Ir pirkimas vertas tikrai šios kainos, labai naudinga. Jau nuo $40 jūs sutaupote $6 ir aktyvavus savo paskyrą per startinį rinkinį pamatysite tikrą naudą jums, nes gaunasi, kad jūs jau pirkdami po registracijos į kompaniją, jūs jau perkate toliau produktą po $28, pardavimas $40. Ką tai reiškia? $12 jūs jau uždirbate kiekvieną kartą. Tai tikrai jau yra naudinga. Dar plus, pasakysiu, užsiregistravus į kompaniją, labai būna visokių akcijų, atrakcijų ir jos galioja tik tai jau užsiregistravusiems partneriams. Čia lygiai taip pat, mes turim probio C vitaminą, be galo labai geras produktas. Jisai nusipirkti užsiregistravus yra $20, be registracijos $32. Lygiai taip pačiai moteriškas produktas $28, parduodam už $40 ir mūsų naujas produktas Aliprimas, jisai bus ateity. Šiai dienai biški mes pabandymai gavom, bet jisai bus ateity tas produktas, tai jisai maždaug tiek kainuos. Dabar jeigu pereiti prie to momento, jeigu jūs ateinate dirbti ir norit užsidirbti, be abejo, jums yra labai svarbu, tai kągi čia ta kompanija moka. 8 būdai gauti atlygį. Tai galiu pasakyti, tai tikrai labai daug ir šiandieną visus po biškį perbėgsim. Tai yra pakvietimo bonusas, registracijos, atnaujinimo bonusas, binarinis, mečo bonusas, linijinis bonusas, lyderiavimo bonusas ir valiutos bonusas. Kaip ir minėjau prieš tai, kompanija turi 2 atlygio planus apjungtus, kurie viens kitą papildo kiekvieną dieną. Tai dabar, jeigu premija tiesioginiam rėmėjui, jeigu jūs pats įsigijote paketą ir nusipirkot ar tai pionierių, bulderį ar lyderį, tai čia matos, jeigu jūs esate pionierius, jūsų uždarbis registruojant pionierių visą laiką bus 30%, jeigu jūs bulderis 21% registruojant pionierių. Jeigu jūs lyderis ir nepasikėlėt paketo, jums bus 13%. Aš parodysiu, kaip atrodo, jeigu jūs esate pionierius ir registruojat pionierių, jūs gaunat net 30% už tai, kad žmogus perka paketą, tai bus $234, jeigu bulderį 93,60, jeigu lyderį $20,70. Čia tik tai už pardavimą. O jeigu jūs esate bulderis ir registruojat tą patį pionierių, jūs gaunat $163. Dalis jūsų pinigų nukeliaus į apgreido sąskaitą kuo greičiau, kad jūs pasidarytumėt savo pionierių. Galiu pasakyti, nepraktikuojam su partneriais, kol nepasikelia paketo, nepraktikuojam registracijų, nes, kam ten siūsti į apgreido sąskaitą tuos pinigus, kai tu juos iš karto gali panaudoti. Antras komisinis yra už duomenų suvedimą. Galiu garantuoti, kad nei vienas jūs nesate girdėję, kad kompanija už tai mokėtų. Nei viena kita kompanija, man tai buvo nauja, kad už tai, kad tu suvedei į sistemą duomenis, kompanija moka komisinį. Ir dar, sakyčiau, pakankamai didelį. Pavyzdžiui, jeigu jūs esate pionierius ir užregistruojat pionierių, pati registracija trunka 2 minutės, jūs gaunate net $19,50. Jeigu jūs bulderį registruojat, $9 gaunat, o jeigu jūs esat pats pakete bulderis ir registruojat pionierių, už duomenų suvedimą jūs gaunat $15,60. O jeigu lyderis, jisai gauna dar mažiau, todėl būnant lyderiu, labai atsiprašau, aš išjungsiu.
Negaliu. Tuoj palaukit, padarysiu pauzę. Taip, tai jeigu jūs esat lyderis ir registruojat pionierių, tai jums sumoka 11,70. Tai skirtumas, vat, jeigu jūs pionierių registruojat, tai irgi vat, beveik $8, ne? Tai visą laiką tie partneriai, kurie jau pradeda daryti verslą, rekomenduojam savo paketą pasikelti, damokėti skirtumą ir tapti kitų paketų. Ir vat, pavyzdžiui, paprastas pavyzdys, jeigu jūs esate pionierius ir užregistruojat pionierių, tai gaunate 19,50 už tai, kad duomenys suvedė ir 234 už paketo pardavimą ir jūsų sąskaitoje bus 253. Jeigu jūs esat bulderis ir pionierių užregistruojat, jūs gaunat 15,60 plus 163. O čia vat matau, kad turbūt ne. 163 teisingai ir jum bus 179 iš viso. O jeigu jūs esat lyderis ir pionierių registruojat, tai gausit 11,70, 101 už paketą, iš viso 113. Ir dabar skirtumas, jeigu esat pionierius ir lyderis, tai skirtumą uždirbti pinigų jūs gaunat net 140. Jeigu darote tą patį veiksmą, būdami pionierium arba lyderiu, jeigu jūs esat lyderis, realiai $140 jums nueina į upgrade sąskaitą. Tai va, ten aišku tie pinigai nedingsta, jie padeda jums paskui pasikelt paketą, bet mes rekomenduojam tai padaryti iš karto. Tai čia buvo antra premija už suvedimą duomenų, dabar trečia premija už paketo atnaujinimą. Kaip ir sakiau, jeigu jūs norite tapti pionierium, esate bulderis ir norite tapti pionierium, tai bulderis kainuoja $408, o pionierius $884. Jūs dasimokat $476, atkreipkit dėmesį, dasimokat. Dar gaunat papildomai 14 produktų, tai bus 420 PV taškų ir jūs tampate pionieriu. Paketas, kurį jūs pasikelti, išlieka visam laikui. Jums nereikės po to niekada jo kelti, dapirktinėti ar kažkaip išlaikyti. Jūs vieną kartą pasikelsite iki pionieriaus ir visą laiką tą turėsite. Tai jeigu jūs esat lyderis ir registruojat pionierių, norit pereiti pionierių, $408, tai gaunasi iš 408 atimam 102 ir jums reikia dasimokėti $306 ir jūs tapsite bulderiu. Jeigu, pavyzdžiui, norite iš lyderio pereiti į bulderį. O jeigu iš bulderio norit pereiti į pionierių, tai kaip ir minėjau, dasidedat $476, atimat tiek, kiek kainuoja bulderis, tai yra 420 taškų ir jūs tampate pionieriu. Paketą galima dapirkti jums patogiu metu, nėra jokių apribojimų, pasikėlus iki pionieriaus, kaip ir sakiau, daugiau jokių atnaujimų niekada nereikės daryti, jūs tampate visam laikui pionieriu. Ketvirtas pajamos už plėtrą atlygis, jisai jau čia įsijungia binaras. Jeigu jūs esate pionierius, į jūsų komandą ateina bulderis, jūs gaunate 93,60 plus 9 lygus 100. Aha, čia kažkokią klaidą padarius aš esu. Palaukit. Ai, čia binaras, prisideda binaras ir
Jeigu jūs esat pionierius ir užregistruojat bulderį, tai gaunate už paketo pardavimą, paskui $9, kad suvedėt duomenis ir gaunate $102.60 užregistravus pirmą žmogų ir pastačius kairėje, ne? Kada užsiregistruoja antras žmogus, kada užsiregistruoja jums antras bulderis, kaip pavyzdys bulderis, ane? Tai jūs gaunate už paketo pardavimą, už tai, kad duomenis suvedėt, bus $102.60 ir plus dar gaunate binarą $43.20. Iš viso jūsų balanse bus 145 įkris, kai atsistos antras žmogus, ir iš viso nuo šitų dviejų žmonių būsite uždirbę $248.40. Ir taip toliau, pavyzdžiui, jeigu jūs vėl užregistruojat pionierių, tai jūs gaunate už paketo pardavimą, už duomenų suvedimą $253.50. Ir statot į vieną pusę, ne? Reiškia, kairiai pusėje taškų daugiau, už binarą neprisiskaičiuoja. Bet kai tik atsistoja dešiniai pusėje tiek pat taškų, kiek kitoj pusėje yra, ane? Tai jūs gaunate ir paketo pardavimas, duomenų suvedimas, plus binaras. Jau atsiranda pora ir kompanija jums priskaičiuoja binarą 93.60. Už 780 taškų yra mokama 12% ir gaunate 93.60. Už bulderius 360 taškų buvo $43. Iš viso, atsistojus šitam antram partneriui, jūsų uždarbis tą dieną bus $347.10. Bendrai už abu šitus partnerius 253 ir 347 bus uždirbta $660. Iš viso, iš 4 partnerių bus uždirbta $849. Labai dažnai partneriai klausia, kiek reikia man pastatyti partnerių, kad aš žinočiau, kiek aš uždirbsiu, ne? Tai pavyzdžiui, pastačius su 2 bulderius ir 2 pionierius į kairę į dešinę, jūsų uždarbis jau 849, ne? O jeigu dar vienas partneris atsistos, jau bus ir 1000, tai maždaug apie 5 partnerių reikia. Dabar kaip dar binarė atrodo kairė ir dešinė. Labai dažnai šitas komisinis man labai patinka, kada jau komandos partneriai pradeda statyti. Jūs patys į vidinę koją negalite statyti, tai reiškia, kad jau šitas partneris pastato čia žmogų. Jūs statot į vieną pusę ir į kitą. Pastato tą žmogų ir jūs gaunate 350 PV papildomai ir uždirba šitas partneris, uždirba $40 iš binaro, ne? O jums prasideda 360 taškų. Toliau įsivaizduokit, kad čia kairiai pusėje dar atsistoja vienas partneris. Jūs gaunat 780 taškų. Atsistoja šitoj pusėje partneris, tai bus jūsų jau partnerio partneris. Jisai šitas pionierius uždirba binaro $93.60. Jums tik tai taškai prisidėjo. Dabar žiūrėkit, jeigu jūs šitoj pusėje pas jūs atsistoja irgi pionierius, ką tai reiškia, kad šitoj pusėje atsiranda 780 taškų ir jūs jau gaunate $93.60. Bet iš kairės pusės jau 780 taškų nusirašo, nes atsirado pora ir jūs gaunate komisinį. Toliau dar vienas partneris pas jūs mažesnėje pusėje atsistoja. Kas atsitinka? Tada šitas partneris
irgi gauna 780 taškų. Jūs irgi gaunat 780 taškų, jisai gauna 93,60 ir jūs gaunate 93,60. Ir iš kairės pusės jums vėl nusirašo 780 taškų. Tai visą laiką, kai statote, žiūrėkit kairė, dešinė. Jeigu vienoj pusėje yra daugiau, reiškia statote partnerį į dešinę, kad gauti binarą. Ir va taip, dabar, pavyzdžiui, jeigu čia dešiniai vėl atsistoja 360 taškų, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jums irgi užsiskaičiuoja 360 taškų, jūs jau gaunate už 360 taškų gaunate $21,60. Jeigu tai įvyksta tą pačią dieną, bet pavyzdžiui, tą dieną atsistojo pionierius ir tą pačią dieną atsistoja bulderis, ne? Tai už likusius 360, aha, čia kažkas nenusikopijavo, iš tikro pasiskaičiuoja po 6% ir gaunasi 21,60. Iš viso tą dieną gausi 115. Va šitoj vietoj labai svarbu žinoti, kad kai jūs esat pionierius, už 780 taškų jums mokės 12%, už sekančius taškus, jeigu tą pačią dieną jų bus daugiau, mokės po 6%, jeigu jūs esat pionierius. Dabar šitas binaras, turime atskirą video, atidžiau pasižiūrėkit, jis tikrai atrodytų iš pirmos pusės toks, gal sudėtingas, bet paskui, kaip jau pats pradedi dirbti ir pradedi gauti, tai jisai tikrai labai aiškus. Dabar 5. plėtros atitikimo premija, tai yra, kada mes jau pradedam daryti rangus. Šita lentelė ką rodo vėl, atkreipkite dėmesį, jeigu jūs esat pionierius, kompanija moka iki 10 lygio net 20%. Šitas komisinis yra už jūsų partnerių uždarbį. Binarį. Įsidėmėkite, už jūsų partnerių uždarbį binarį. Tai 3 lygiai, 1, 2 ir 3, jums nereikia turėti jokio rango ir jeigu jūs turite partnerių, kurie 1, 2, 3 gylyje registruoja kitus partnerius, jūs pagal, pavyzdžiui, nuo 1 linijos, vat jeigu jūsų partneris gavo 90, pavyzdžiui, 3, vat aš va čia biškį gal parodysiu, čia rangų lentelė, gal ne čia. Daleiskim, jūsų partneris gavo $93,60, tai jums 5% nuo 1 linijos, tai ten nepilni 5 eurai. Jeigu 2 linijos partneris gavo tuos pinigus, pavyzdžiui, tą dieną $100 gavo iš binaro, ne, kaip pavyzdys, tai jūs gausite $4. Ir taip iki 10 gylio einant pagal rangus. 4 gyly, kad gaut komisinį, jau reikia turėti goldo rangą, 5 gyly jau platinumą ir atkreipkite dėmesį, mes turim goldo rangą, Gold Star. Gold Star rangas netidaro gylio. Platinum Star irgi netidaro. Atidaro tik pilni rangai. Goldas, Platinum, Rubin, Safyras, Emeraldas, paskui Deimantas ir taip toliau. Aš pati dabar esu Emeralda, pas mane 8 gyliai yra atsidarę. Nors partnerių pas mane jau gal net ir 11 gylyje yra, bet būtent šitą mečio bonusą aš gaunu kol kas tik iki 8 gylio. Kai bus Deimantas, atsidarys 9 gylis ir taip toliau. Bet visas bendras, aš tikiuosi, daugelis iš jūsų pasieks šitą, moka net 20%, tai yra labai labai daug. Dabar, kaip atrodo tie rangai,
kad jūs suprastumėte, tai vad gold rangas padarai 2,5 tūkstančio ir tampi gold rangu. Paskui platinum rangas yra 7,5 tūkstančio, rubino rangas yra 15 tūkstančių, paskui yra safir rangas 30 tūkstančių, čia jau pilni rangai, 50 tūkstančių yra emerald rangas ir paskui jau eina deimanto rangas 100 tūkstančių. O čia va šitie dešiniai skaičiai tai ir yra star, visi star, vat pavyzdžiui, 2,5 padarėt goldą, ane, 5 tūkstančiai jau gold star. Platinum star, 10 tūkstančių jūsų bonusos sąskaitoj uždirbta iš viso. Ir skaičiuojasi visi komisiniai, ir binarai, ir mečio bonusas, ir aktyvacijos, ir jūsų registracijos, viskas skaičiuojasi į bonuso sąskaitą, tik nesiskaičiuoja būtent už rangus išskirtas komisinis. Dabar čia, dabar neatsimenu, kas čia. Tai va čia va taip atrodo. Dabar, va, pavyzdžiui, jūsų pirmos linijos partneris gavo komisinį 93,60, ane? 5 procentai, tai jums būtų $4.60. Ir visai nesvarbu, kurioj pusėje pas jūs tas partneris stovi. Jisai gavo komisinį, jeigu binarė 93,60, jum jau užsiskaičiuoja 4,60. Kitoj pusėje partneris, pavyzdžiui, jeigu jisai antros linijos partneris gavo, jum $3.70. Jeigu trečios linijos partneris, pavyzdžiui, gavo didesnę sumą, 193, tai gali būti per kelias dienas, jau jum $5.80. Ir taip nuo visų partnerių, va 200, pavyzdžiui, ketvirtam lygyje 2 procentai, jeigu partneris jūsų būdamas ketvirtam pas jūs asmeniškai gilyje, binarė uždirbs 200, jūs gausite $4. Ir taip iki 10 gylio pagal rangus. 5 gylis jau 1 procentą moka ir nuo 6 iki 10 irgi visą laiką po 1. Todėl rangų tikrai reikia siekti, stengtis juos turėti, nes tai yra tikrai jau pasyvios pajamos, kada dirba jūsų komanda. Dabar 6 atlygis tai yra pakartotinas pirkimas. Čia yra nuostabu, šitas komisinis tai yra pats geriausias, ką galėjo kompanija sugalvoti. Jeigu jūs esate pionierius ir turite kairiai ir dešiniai po vieną partnerį, visai nesvarbu, kur jie stovi jūsų, turi vieną stovėti kairiai, dešiniai, visai nesvarbu, su kokiais jie paketais yra, jūsų duosmeniniai, jie jums yra pirmas gylis ir kai jie užregistruoja po partnerį, jums bus jau antras gylis. Nuo pirmo ir antro gylio, pirmą gylį moka 10 procentų, antrą 15, trečias, ketvirtas gylis duoda, trečias 20 procentų, ketvirtas 15 ir paskui 5 ir 6 gyliai duoda 10 ir 5 ir paskui nuo visų kitų gylių jau moka kompanija po 5 procentus. Ir 9-10 irgi 5 procentai. Tai yra 10 gylių. Ką reikia padaryti, kad šitus komisinius gauti? Tai jums turėti reikia kairiai pusiai 5 partnerius ir dešiniai pusiai 5 partnerius. Pastatot vieną partnerį į kairę, kitą į dešinę, jums atsidaro pirmas ir antras gylis, pastatot trečią ir ketvirtą, 2 poros, ane, atsidaro trečias ir ketvirtas, kai po trečią ir vienoje ir kitoje pusėje 5-6 giliai atsidaro ir taip iki 10. Būtina pastatyti partnerius ir idealu, kad jie pakartotų tą patį. Būtent šitas komisinis yra be galo dosnus,
į šitą 10 gilių kompanija jums atiduos 95% nuo pakartotino pirkimo. Ar vieną produktą pirks, ar 5, ar 10, priklauso kokiam gyly tas partneris stovi, jūs visą laiką gausite komisinį. Kuo bus jūsų komanda didesnė, tuo jūs didesnį gausit komisinį už papildomus pirkimus. Čia yra ne paketai, o aktyvacijos, apie kurias mes kalbėjom, kad vienas produktas. Ir aš esu padarius tokį paprastą pavyzdį. Nedariau daug tų gylių, nes žmonės gali išsigąsti. Tai pavyzdžiui, jūs pasikviečiat, kaip ir sakiau, 10 partnerių. Vienas kairiai, kitas dešiniai, žodžiu, 5 į vieną pusę, 5 į kitą. Tai nereiškia, kad jūs padarysit tai per vieną dieną. Gal jūs tai per mėnesį padarysit, gal per 2, visai nesvarbu. Tai bus jūsų tempas. Ir kai tie 10 partnerių pirks kiekvieną mėnesį nors po vieną produktą 16 CV, tai bus $28, 24 be mokesčio, ne? Jūs už pirmą liniją gausit 10%, bus $16. Antroj linijoj, tai reiškia, kai jūsų šiti 10 partnerių irgi pasikvies po 10 partnerių, tai bus 100 partnerių, 110 jau pas jūs komandoj, ir jie pirks irgi po vieną produktą. Už antrą liniją kompanija jums sumokės 15% nuo jų aktyvacijų, jum jau už antrą liniją bus $240. Jeigu tie patys 100 irgi pasikvies dar po 10, palaipsniui po 10, pas jūs komandoj jau bus 1110, bet būtent trečioj linijoj bus 1000, kaip pavyzdys, ane? Ir jie pirks visi po vieną produktą, tai jūs gausite 20% nuo 16 tūkstančių taškų, tai pinigais bus $3200. Čia yra tik trečia linija. Ketvirtoj linijoj, jeigu jūsų partneriai duplikuos tą patį, jau pas jūs bus 10 000 partnerių. Aišku, tai gali užtrukti gal metus, gal 2. Tai čia sunku pasakyti, ne, kiekvienam bus skirtingai. Ir jie pirks nors po vieną produktą, kompanija nuo 4 gylio moka 15%, tik už 4 gylį jums sukris $24,000. Ir suskaičiavus per mėnesį visus tuos gylius, jūs gausit 27 456. Gali būti, kažkas iš jų nepirks, prisijungs nauji žmonės, jų aktyvacija irgi jums skaičiuosis. Ta suma gali būti ir didesnė, ir mažesnė. Jinai palaipsniui turėtų kilti. Tai va, tai yra labai nuostabu, tai yra pats didžiausias ir geriausias komisinis, kokį gali kompanija mokėti. Ir jeigu jūs suprastumėt, ant kiek jisai paprastas, tai jūs užsibrėžtumėt tikslą ir jūs tikrai tai turėtumėt. Aš tikrai link to einu ir aš labai aiškiai suprantu, kad didžiausi pinigai šitam atlygio plane būtent yra iš aktyvacijų komisinis, iš pastovumo kiekvieną mėnesį. Ir 7 lyderiavimo atlygis tai yra rangai, apie kuriuos aš jau biškį jums pristačiau. Tai kada mes turim Gold, Gold Star ir taip toliau. Ir kaip ir sakiau, ką reikia padaryti, kad būtų Goldu, tai uždirbti balansę savo $2500. Pirma premija jūsų bus $50, tai ir yra 7 mūsų atlygis, o 8 yra va šitos dalys, kurias kompanija priskiria lygiai tokią pačią sumą kaip ir bonusas. Pasieksite rubiną, reiškia, jūs jau būsite uždirbę 15 000, už rubiną $300 papildomai premiją, iš viso jau būsite gavę $850 ir tiek pat kompanijos dalių. Ir vis kiekvienas rangas vis atsidaro kitą. Pavyzdžiui, emeraldas.
Jūsų balanse jau uždirbta 50 000, jūs gausite vienkartinį bonusą $750. Kai tik tai padarysite, Miralda šitą komisinį išmoką sekančio mėnesio 10 dieną, kai tik tai padarot rangą, vat, pavyzdžiui, jeigu šį mėnesį padarot rangą, kitą mėnesį 10 dieną įkrenta už tą rangą komisinis. O šitos dalys jau padarius Emeraldą, pas jūs jau 2850, pas mane tiek yra, jos mums atsidarys padirbus kompanijoje 3 metus. Todėl tikrai verta eiti link to, būti ir naudotis visais kompanijos privalumais. Tai va, dabar patį marketingą kiek įmanoma išdėsčiau, kaip ir sakau, jeigu norite dar smulkiau kiekvieną atlygio dalį, tai kreipkitės į tą žmogų, kuris jums davė šitą video pasižiūrėti. Jūs galite susistabdyti, dar kartą paklausyti arba kitus video paklausyti, kad jums ateitų aiškumas. Bet galiu pasakyti, pats geriausias aiškumas atsiranda, kada pradedi dirbti ir pradedi tą komisinį gauti, ko aš jums ir linkiu. Labai ačiū, kad klausėte su kantrybe. Ir tikrai atlygio planas, galiu garantuoti, labai yra konkurencingas, kiek studijavus kitų kompanijų atlygio planus, kol kas niekas tokio dosnaus plano pasiūlyti negali. Todėl ir labai malonu dirbti ir uždirbti, ko ir jums dar kartą aš linkiu. Tai iki kito karto ir lauksime jūsų prisijungiant.